Sveiki visi, aš esu Birutė ir man be galo smagu sveikinti su jumis visais užsukusiais į mano YouTube kanalą, kuriame dalinuosi Canvos tipsais ir triksais. Ir šiandien kursime vizualą, kursim skelbimą žirgų sportui. Ir kas įdomaus šiame skelbime, kad panaudosime Canvoje esančius mockupus, tai yra telefono vizualą ir padarysime efektą tarsi žirgas šoktų iš telefono. Čia bus šiek tiek sudėtingesnis variantas, bet manau tikrai įveikiama. Tai pirmin į Canvą ir pradėkim dėlioti šį vizualą. Aš štai turiu jį čia, keliaujame į kitą lapą ir sukurkime viską nuo pradžių. Tai susirasim pirmiausiai mockupą telefono, jie gyvena štai čia elementuose ir keliaujame į apačią, štai vadinasi lietuviškai maketai ir pasirenku štai šį, šiek tiek pasuktą šonu ir štai. Tuomet man prireiks žirgo nuotraukos, tai grįžtu atgal, panaudosiu kitą nuotrauką, tos pačios surasti nepavyko, bet kaip visada galite pasinaudoti tiek kelti savo asmeninės nuotraukas, tiek pasinaudoti Canvoje esančiomis nuotraukos ir jos yra štai čia dažniausiai. Čia pagal raktažodžius surasti visas nuotraukas. Ok, tai panaudosime šią, aš pasidarysiu jos kopiją, vieną pasidėsiu čia, o kitą įsikelsiu į telefoną. Šiek tiek adaptuojasi ir kaip matot, nuotrauka įkėlė visą pilnai ekraną, bet aš noriu, kad visa nuotrauka užimtų visą pilnai ekraną. Tai spaudžiam 2 kartus ant telefono ir štai čia atsidaro langelis, kuriame galime tai pakoreguoti. Tai aš norėčiau, kad žirgas būtų dalinai iššokęs, o kita jo dalis dar būtų telefone. Tai daugmaž pasistengiu, kad tilptų į telefono ribas ir štai šita dalis bus telefone ir dalis žirgo galvos ir kojų bus išlindusios priekyje. Ir spaudžiu taikyti pakeitimus ir štai turime per visą telefono ekraną nuotrauką. Šią nuotrauką pabandysiu pasidaryti panašaus dydžio daugmaž ir iškirpti tik tai raitelę. Tai spaudžiu background remove. Jeigu neiškirpa visko, ką reikia, nes aš norėjau, kad ir šitos visus pašalintų, tai keliaujame į redaguoti nuotrauką ir renkamės Magic Studio. Štai šią vietelę aš pasididinsiu šiek tiek patį teptuką. Matote, kai šitą darau, jisai didėja arba mažėja, priklausomai nuo to, kaip smulkiai jums reikia apkirpti, tai aplink žirgą aš gal pasidarysiu šiek tiek smulkesnį. Ir štai čia pabandysime gražiai nukirpti. Čia irgi. Ir čia taip pat. Ir tuomet pasididinsiu teptuko dydį. Visą kitą galima čia galiu ištrinti daug greičiau su didesniu. Čia man apačios turbūt irgi nereiks, tai aš ją galiu nutrinti ir viską pašalinu štai čia. Čia padarysim taip, pasižiūrėsim, jeigu bus negerai. Galėsim visą laiką sugrįžti ir pakeisti. Štai ir viskas, spaudžiu išjungti. Ir štai mano raitelė tik tiek, kiek man jos reikia. Tai dedu, lengvai bandau sulyginti, apsikarpau, kaip visada minėjau, mėgstu, kad neišlystų per daug, ko nereikia ir panašiai, kad būtų tik tiek, kiek reikia. Ir štai pasididinu ir dabar svarbu atitaikyti panašiai visą dydį, kad nebūtų nei per daug, nei per mažai. Ir va čia, įlindo man į nuotrauką, vėl padariau klaidą. Spaudžiu čia atšaukti ir grįžtam atgal. Kad šita nuotrauka neiššoktų man taip pat į telefoną, keliauju, pasiimu elementai ir pasiimu bet kokią formą.
Simsiu, kad ir štai šią. Aš ją išsididinu ir spaudžiu, kad būtų skaidri. Visiškai pilnai skaidri. Ir tai apsaugos mano štai šį kūrinį nuo to, kad štai ši nuotrauka iššoks į telefoną. Bet dabar reikia elementą štai šį padaryti, kad jisai būtų viršuje. Tai spaudžiu į priekį ir štai turime į čia. Čia nulyginsiu galbūt ir čia irgi pasidarysiu. Ir bandom atitaikyti. Kai dirbam su mockupais yra šiek tiek sunkiau, bet visai neblogai. Galbūt dar galima sumažinti. Ne, nemažinti. Paliksim štai taip. Per daug. Bandyti padaryti taip. Dar pamažinsim. Čia tas toksai šiek tiek pasižaidimas, nes reikia uždėti daugiau, mažiau ne visada pavyksta ir ypač kai darome su mockupais, tai ne visada labai tiksliai pavyksta uždėti, kad būtų identiškai, nes pačiame telefone nuotrauka šiek tiek išsitampo ir nėra proporcinga. Tai dėl to kyla vėliau sunkumų priderinti, kaip matot. Bet, sakyčiau, visai čia kol kas neblogai. Štai turime iššokantį žirgą. Ir aš noriu viską sugrupuoti ir pasukti į šoną, kad telefonas šiek tiek būtų šonu, galima dar padaryti. Nešti šiek tiek daugiau į vidurį. Ir štai, dabar uždėsime pagrindą, tai keliaujame į elementus, susirandam nuotrauką. Aš norėčiau, kad tai būtų koks nors žirgo backgroundas, tai pasidarysiu horse, paieškosiu. Kokio nors juodai balto galvoju visai. Galbūt panaudosime šitą. Ir spaudžiam dešinį klavišą, renkamės pakeisti foną ir štai turime tokį, tuomet aš sumažinu jo skaidrumą ir norėčiau, kad fonas pats iš savęs būtų šiek tiek tamsesnis, tamsiai pilkas ar daugiau juodas. Tai štai keliauju, užsidedu spalvą, kokią noriu turėti. Ir galiu šitą foną perkelti į galą, einant su dešiniu klavišu ir renkantis sluoksnis, arba galiu keliauti į padėtis, rinktis čia sluoksnį ir jį nusinešti. Čia matau visus savo vadinamus layerus, tai visus sluoksnius ir galiu kiekvieną kartą, kai nunešu, jis atsiranda po kažkuriuo po apačia. Bet jeigu esu padariusi kaip štai šį su žirgo snukiu pagrindu, tada jo keisti jau nebegaliu. Ir taip pat šitą foną padarau šiek tiek skaidriu, kad persišviestų mano norima nuotrauka. Ir uždėsime šiek tiek dar background'e kitų grafinių elementų. Pabandykim paieškoti tarp nuotraukų galbūt purvo elementų, kas būna su žirgais, štai turim vieną, bet man reikia, kad jie būtų be pagrindo. Taip pat, kai pasirinkam tam tikrą nuotrauką, mums Canva pasiūlo panašias į jas. Tai galim pasižiūrėti, gal kažkas tinka, bet čia šitas man tikrai, manau, kad tiks. Ir šitą pasirinksiu. Taip pat einu į padėtis, į sluoksnį ir nusinešu jį štai čia. Ir norėčiau
norėčiau, kad čia būtų šiek tiek kaip ir mano prieš tai buvusiame vizuale, tam tikri gradientai ir panašiai. Tai keliauju irgi į elementus ir ieškau gradient. Ir čia man pasidalina visais įmanomais gradient, bet man reikia tokio, kuriame aš galėčiau keisti spalvą, nes ne visi leidžia keisti spalvas. Tai pasiimsiu štai šį ir pabandysiu perkelti į galą. Aš jau šiek tiek pakeisiu taip pat spalvą. Aš norėčiau pagal nuotrauką daugmaž, kad būtų, galbūt tamsiai žalias galėtų. Pasidarysiu dar kopijų, galbūt daugiau į rusvą, bet ne tokį ryškų. Ir čia dar vieną pasidalinsiu. Ir juos visus pabandysiu tuomet nusinešti štai čia, kad būtų. Šiek tiek bus kitoks vizualas nei mano prieš tai buvęs. Ir tada dedam tekstą, toks kokio norisi. Aš užžymėsiu žirgų konkuras. Jį pasuksiu 90 laipsnių kampu. Pasidėsim štai čia, pasididinu. Ir noriu, kad būtų visos didžiosios, tai renkuosi didžiosios raidės ir štai turiu visas didžiasias. Bandau ištempti, kad viskas būtų viename. Ir pasideda štai čia ir pasirinku man tinkantį tekstą. Čia bus Anton, tai galiu jį žymį. Man patinka tai, kad jis yra į aukštį gana platus ir galiu jį išsididinti per visą. Ir taip pat pasirinksiu spalvą, galbūt šią. Ir norėčiau jį nusinešti į štai čia po apačią, kad kristų gražiai ir kaip matote, grafiniai elementai atsiranda ir panašiai. Ir galiausiai visa kita likusi informacija, kaip kada vyks, kurią dieną ir panašiai, galite sudėti štai čia šone. Visa papildoma informacija, ką turi žinoti, čia galima daugiau parašyti, kažkokia papildoma, ką turėti, ką atsinešti, ko nedaryti ir panašiai. Ir štai turime skelbimą žirgų konkūrui sukurtą su Canva ir padarant tam tikrą efektą, tarsi žirgas iššoktų iš telefono. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga ir kviečiu subscribinti, taip pat paspausti patiko ir kaip visada komentaruose pasidalinti, ką norėtumėt, kad parodyčiau, kokiu vizualu norėtumėt, kad sukurčiau ir kas būtų naudinga jums, ką išmokti norite Canvoje. Tai ačiū labai ir iki.